Taigi, labas rytas, mamos. Na ką, kaip jaučiatės pavakar? Kojyčių neskauda? Gerai, šiandien keliaujame toliau ir mūsų šios dienos darbas yra presas. Presas yra tikrai ta kūno dalis, mūsų pilvukas, su kuria dirbti mums reikia labiausiai. Tad ilgai nelaukdamos, kimbam į darbą, ane? Pasimkite savo mažiukus. Taip, dabar atsigulsim. Atsigulkit patogiai. Opa, atsigulam. Taip, opa. Galite pastatyti ant kojyčių, jeigu stovi, pasodinti, arba jeigu dar visai mažas lėliukas, tiesiog atremti jį į savo kelius. Modestas jau nebenori būti antremtas, taip. Ir pirmas dalykas, ką mes darysime, būtinai prilaikykite savo mažiukus, kad jie tvirtai jaustųsi prie jūsų. Ir ką mes dabar darysime, tai tiesiog tokius mažiukus, nepilnus atsilenkimus ir darome juos 30 kartų. Jeigu galite daugiau, tikrai drąsiai galite daryti daugiau. Pasiruošusios, pakeliame galvą, atlošiam pečius ir dabar 1 ir 2, 3, 4, 5. Kalbinkite savo mažiuką. 7. Rodykite jam 9 linksmus veidukus. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Išnaudokite šitą laiką sau ir ryšiui su jūsų mažiuku kurti. 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Jei, mes tai padarėm. Tikiuosi, jūs irgi padarė tai. Ir dabar, nedarant ilgų pertraukų, darome pilnus atsilenkimus. Taip, Modestulė, imk. Modesto labai patinka šukos. Taigi, pilnus atsilenkimus, vėlgi, prilaikykite savo mažiukus, ane, ir bandome atsilenkti 10 kartų iki galo. 1, būtinai bučkiuką, ir 2, bučkiukas, ir 3, ir 4, ir 5, ir 6, ir 7, ir 8, ir 9, ir 10. Šaunuolis, Modestai. Šaunuolės jūs, mamos. Gerai. Pakvepuojam. Taip. Pailsim šiek tiek. Būtinai pageriam savo mažiukus už tai, kad jie mums leido pasportuoti truputuką. Ir keliaujame toliau. Dabar dirbsime su apatinio preso rūmenimis. Taigi, vėlgi atsigulam. Patogiai pasimkite savo mažiukus. Laikykite. Ir pirmas dalykas, kurį darysime, tai yra 10 kartų kelsim kojas. Ištiesiam ir pradedam. 1 ir nenuleidžiam iki galo. 2, bet gan žemai nuleidžiam, bet nedėkit ant grindų. 3 ir 4 ir 5 ir 6 ir 7, Modestai, ir 8 ir 9 ir 10. Gerai, šaunuolės, pakvepuojam. Toliau pritrauksime kojas link savęs ir ištiesime. Bet tai padarysime kartu su mažiukais. Uždedame mažiukus sau ant kojų. Vėlgi pasimkite, laikykite už rankyčių. Ir dabar kojytės tiesiame. 1 ir link savęs. 2 ir link savęs. 3, 4, kalbinkite
savo mažiukus. 5, 6, taip, modestukai. Labas. 7, labas. 8, kuku. 9, kuku. 10. Galim palaikyti ir dar truputėlį. Opapa. Šaunuolis. Šaunuolis. Gerai, pakvepuojam. Kaip gera, ane? Ir ką, einam toliau. Dabar darysime žirklutes. Iš pradžių darome labai mažas žirklės. Taip, ištiesiame kojytes ir pamakaluojam. Skaičiuoju iki 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, taip, 9 ir 10. O dabar didelės. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės. O, tikrai yra ką veikti. Tikrai. Pakvepuojam. Būtinai pakvepuojam. Būtinai. Taip. Gerai. Einame toliau. Viskas. Toliau. Sekantis pratimas yra skirtas šoninims raumenims stiprinti. Atsisėskite patogiai, truputėlį atsilenkite atgal. Taip. Paimkite mažiukus už pažastų. Ane? Ir dabar 10 kartų kilnosime juos iš vienos pusės į kitą. Tenkitės, kad nugara būtų tiesi. 3, 1, ir 2, ir 3, ir 4, ir 5, ir 6, kuku, 7, ir 8, ir 9, ir 10, ir... Modesta sveria 8 kilogramus. Patikėkit, tikrai yra ką veikti. Įkilnoti. Ačiačia. Vos nepamiršau šios dienos frazę, kaipgi be jos. Man irgi labai dažnai padeda frazė negalvok, neanalizuok, tiesiog imk ir daryk. Nes kai mes pradedame galvoti apie mūsų aplinkybės, šiandien per karšta, šiandien per šalta, nenoriu suprakaituoti, šiandien nenuotaikoj, kaip aš šiandien pradėsiu dabar daryti pratimus, juk aš tenai skubu, ar atsiranda dar daug labai visokiausių priežasčių. Kuo daugiau galvojame, kuo daugiau analizuojame, tuo mažiau yra iš tikrųjų tikimybė, kad jūs pradėsite daryti. Negalvokit, tiesiog imkit ir darykit. Tegu ne viskas prasideda nuo pirmo jūsų pratimo.